Tai va žodžiu, Dizmanas viską perduoda. Tai vat. Nu, Zdarovo Karovo, senai besimatėm jau, kaip ir kažkas, kiek laiko praėjo, tuoj palaukit kiek praėjo. Tuoj pasitikrinsiu, kiek praėjo nuo mano paskutinio video, kažkas gal mėnesius bus, sakyčiau, ne? Aha, net ir nedaug, 11, ne, buvo publikacija, tai galima sakyti grubiai 2 savaitės nuo mano paskutinio video įrašytas. Tai va žodžiu, nu ką, sveiki, chebrytė, prisijungė prie mano sekančio video ir mes šiandien kai ką mes bandom įrašyti 25 kadrų per sekundę, jeigu taip teisingai ištart video. Tai va žodžiu, keliaudamės prie video. Tai va žodžiu, Dizmanas, kaip sakant, planavo ką ir kokį video padaryti, kad neužleis pilnai šitą man YouTube kanalą ir gal būtų kaip įdomu pasižiūrėti, ką Dizmanas nori pasakyti gero. Tai žodžiu, pradėsim viską po biškį. Bus to, šiaip aš temų daug turiu, ką aš norėčiau parodyti, norėčiau apie daug ką pašnekėti, bet kas mane daugiausia demotyvuoja, tai demotyvuoti mane, kad laiko stokos ir kai darbas namai ir kad prisiversti video daryti, tai čia va yra pats leviausias dalykas, nes žiauriai tingiu, atrodo to, kai to mažai laiko turi ir kad prisivers, kad video padaryti, tai čia yra žiauriai, ypač kai turi mažai tų vadinamai išeiginių. Tai žodžiu, video ne apie tai, o video apie tai, kad Dizmanas parduoda, žodžiu, viską. Omeny VR, kas jau tikrai nebenaudosiu, parduosiu šitą visą, jeigu atsiras potencialių klientų, kaip ir jau yra atsiradę, bet žiauriai nori iš manęs jie pigiai nupirktų. Jie nori pilno seto už labai pigiai, skaitykos, ne už 400. Galima sakyti, už 400 pliką pardavinėja, už 4,5 iki 500, tai vaikšto 512 pliki. O čia šiaip aš parduodu už 5,50, bet minimum galiu nusileisti iki 500. Tai čia aksesuarai, aksesuarai tai iš Bobo VR, čia tas transportavimo dėžė, krepšys. Laidai čia standartiškai, turiu batarėją iš Bobo VR. Tie visi aksesuarai labai patogus naudoti VR-ui ir kas geriausias, tai dabar, kaip sakant, ir pats čia biškai ir apšvietimo trūkumas jau žiūriu ir pats VR-as su Bobo VR čia, kaip sakant, nestandartiniu tuo strepsu, kuris žiauriai patogus ir dar plus dar su ventiliatoriu, kuris veikiant karštą dieną ar kaip, ar prakaituoja į tavo galvą ir kaktą vėsina. Tai kaip ir papildoma čia laidas pasijungia ir čia papildoma baterija įsideda. Ir, žodžiu, iš manęs nori pigiai pasiimti, kaip šiandien parašė klientas vienas. Už 420 pasiruošęs pirkti. Tai, kaip sakant, Dizmanas nepasiduoda manipuliacijom ir sakom, kad mes parduodam, mažiausiai aš galiu nusileisti jau už 500, nes jau kaip parduodu, tai čia jau tikrai jau pigaus grybo čia gaunasi. Vyrai, patys supraskit, jau čia parduodu pigaus grybo, kad gaunasi, kad už tiek parduodu gerą daiktą ir dar už pigiai. Tai va žodžiu, VR randasi, gal biškelį mes įjungiam šviesos, kad čia biškelį, kad čia būtų
O, gal dabar bus geriau. Tai vat VR randasi Vokietijoje ir siuntimas iki Lietuvos įmanomas ir greitas, tai čia užtruktų kažkur apie tarp 3 ir 5 darbo dienų, grubiai savaitę laiko užtruktų. Tas visas siuntimas, tai čia nėra bėdos, kaip ir gali būti jūsų sąskaita, gali mano būti mano sąskaitos siuntimas, tai čia nėra problema. Ir sekantis dalykas, ką aš dar perduodu savo kokpitą, viską perduodu, kas čia matosi, išskyrus gal viršutinį monitorių ir aišku kompą su mano ausinėm ir klaviatūra. Aišku, galima ir dalinai, jeigu reikia, galiu ir be monitoriaus, ir be mozos, jeigu tik jums reikia tik tai viso kokpito. Galiu ir atskirai perduoti. Bet aišku, galima būtų ir kaip ir Moza R5 bundlą parduočiau atskirai, bet aišku, chebra, norėtųsi viską kartu atiduot kaip ir komplekto, kaip ir, aišku, ką mes dar turim prie komplekto ir 3 vairai, GT ir normaliam, čia toksai ir custom, toks kaip ir custom vairas. Čia toksai jau sumodintas šio, tipo 12 inčų vairas užmautas ir yra tie komplekte originalus, tas kur mažesnis. Kiek ten tas inčų aš nebeatsimenu, bet yra. Ir aišku, GT vairas modas uždėtas, tai aš specialiai pirkau 2 vairus kad būtų padaryti vieną ir kitą. Aišku, jeigu atsiras potencialus klientas, tai aišku, kainą galima dėrėtis. Kol kas kaina Vokietijoje yra 2200, bet linkęs daryboms, tai kaip čia pasakyti, minimalus nusidėrėjimas galima ir iki 2, bet jeigu atsirastų klientas iš Lietuvos, tai ir jeigu susirastų savo transporto priemonę, kuom jisai galėtų atsivežti iš Vokietijos į Lietuvą, tai aš minusuočiau dar minus 400 eurų dėl to transportavimo, jeigu tik atsiras. O jeigu bus klientas iš Vokietijos, nes jau skelbimai yra įdėta kaip ir Vokietijoje, kaip ir Lietuvos rinkai, bet aišku, visada lietuviai visada viską nori gero ir už pigiai, kaip sakant, viską už pigiai. Ten, žinai, atrodo ir buvo tokių komentatorių parašė, kad kosmonautas ir kad Ambairio dar net ir užblokuoja mano chatą, kad net specialiai, kad aš net rašyčiau. Nes bijo atsakymą, parašo ten kosmonautas, kažkoks dar ten aš jų nebeatsimenu ir užblokuoja chatą, tai what the fuck. Tai jeigu tu toksai kietas per chatą, tai gerai, tai neblokuok, kaip sakant, tai davai, pasichatinam, bet kad žmonės bijo pasichatinti. Tai va, žodžiu, chebra, VR'as už minimum 500, kokpitas už 200, galima ir už 2, bet jeigu transportuotis į Lietuvą, jeigu atsiranda su savo transportu, tai aš minusuoju, kaip sakiau, 400 eurų minusuoju ir atiduodu pilnai su monitoriais, išskyrus viršutinį ir kompą, nes kompas man bus kaip ir reikalingas. Darbams, kaip sakant, jo, turiu laptopą, bet ekranas mažas, tai kaip ir nelabai, kaip sakant, tas ir patogus, tai va. Žodžiu, Dismanas viską parduoda ir riša viską su to gaming tematika ir kaip minėjau praeitam video, žiūrėjot, ten paliksiu. Jeigu ten kas nematėt, tai tam galėsite tą video pasižiūrėti. Atėjo tokie laikai, kad gal užteks to gamingo ir reikia kažkuo gal užsiimti suaugusiais reikalais, kaip sakant, darbas, namai, pinigų taupimai ir vizijų įgyvendinimu, ką esu suplanavęs ateičiai.
kaip ir čia gal tikriausiai bus kitam video, pasidalinsiu greitų metu, jeigu netingėsiu, aišku, nufilmuoti, bet žiauriai reikia prisivers, bet tame blogiausia, kad aš dėl to trumpo vienos dienos išeiginių kažkaip tai sunkiai save prisiverčiu į tuos įrašinėti video, nes kaip ir daug laiko ir jėgų atiduodu darbui, o kad kažkam savo, net galima sakyti, net laiko net neturiu. Ant tiek aš atsidavęs darbui, kad kiek manim net neturiu, atrodo pačiam savo laiko, net kažkur ir net ir, atrodo, ir mano net pirdanė dabar stovi, kelinta jau antrą savaitę, gal ir antrą savaitę net jau stovi, be važinėjimo, o atrodo kaip ir norėčiau, šiandien būčiau norėjęs išvažiuoti, bet tai jau oras blogas, nes ne visą dieną, bet kaip ir lyja, atrodo, kad išlėktas. Norėčiau, bet problema gali būti tokia, kad lietus užklups, aš kaip sakant, lietui aš dar nesu pasiruošęs, tos normalios ekipuotės neturiu, kad apsidengti, žinai, nuo tų lietų ir viską ir žodžiu. Tai vat, jeigu esi ar esimas ar būsimas klientas, kaip sakant, gali su manim susisiekti, nežinau, per Discordą arba palikit komentarą apačioj, parašykit, kas jūs domina VR'as arba kokpitas, tai parašykit, kaip sakant, pasibendrausim privačiai, padiskutuosim, kažką sugalvosim ir kainą tikrai paderinsim, bet nenorėkit tokių stebuklų, kad aš tikrai už pigaus grybo ant tiek aš jau atiduosiu, kad ir noriu beveik vos ne už 300-400, kad atiduočiau. Ne, vyrai, jūs taip, hebra, taip reikalai nesidaro. Tai vat. Tai ką aš daugiau norėjau pasakyti, kaip ir... Dar tiesa, draugai, ko aš dar ir nepaminėjau. Jeigu nori su manim pasibendrauti gyvai, pasičiatint, kaip sakant, hanging out ir visą kitą, pasidalint kažkuo, pasibendrauti su Mr. Dizmanu. Aišku, nepamirškit paspaust follow ant mano Kick streamo platformos, aš ten kaip ir nereguliariai, bet karts nuo karto darau streamus, tai kaip ir, jeigu ką, linkai po aprašymu arba QR kodas čia, jeigu norėsit su manim pasibendrauti, tai kaip ir follow man daug ką reiškia, bent jau plus minus bandau surinkti ant 500 follow, jeigu surinksim, bandysim gal kažkokį konkursėlį tą progą daryti, jeigu nesurinksim ir tarp aktyvių, kaip sakant, žiūrovų ir tie, kurie chatinasi su manim, tai kaip sakant, padarysiu šiokį tokį gal giveaway'ų arba konkursiuką, žiūrėsim, kažką sugalvosim, ar bus kažkokie gal Steam card giveaway'ai, kažką padovanosim, o gal kažką gal ir kažkas rimčiau bus, tai vat. Ateityje artėja nauji video ir pasistengsiu kažkaip tai netingėt, bandysiu prisiverst kažkaip tai tuos video nufilmuot, žodžiu, bandysiu kaip nors motyvuotis ir kažkaip tai. Kai esu nepilnavertis, ne full-time youtuberis, tai kaip į kokį mėnesį bent jau porą video bus galima kelt, kaip ir svarbu ne kiekybė hebra, o kokybė. Tai aišku, pas mane tai kaip ir tos ir kokybės ir nėra, bet vis tiek kokybė geriau už kiekybę. Tai būna, kai žmonės į savaitę net 5 video net spėja montuoti. Tai aišku, tai čia jau kaip ir jau turi jau komandą tą vadinamą, pavyzdžiui, thumbnailų. Vienas žmogus, video montuotojas, ten jau antras, ten trečias, nežinau, ten scenaristas, o ketvirtas koksai operatorius. O tu jau penktas, kaip sakant, veikėjas, kuris tipo už kameros sėdi ir bla 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 bla. O aš esu all in one, kaip sakant, esu aktorius, Dizmanas, režisierius,
scenaristas, galima sakyti, thumbnail kūrėjas ir montuotojas. Kaip sakant, tą viską vienam tai čia suderinti kaip ir... Oi, daug reikia jėgų įdėti. Tai vat. Ką galiu pasakyti tai? Jeigu patiko šitas trumpas video, patys kaip ar žinot, ką jums reikia padaryti, like, dislike, jeigu turi kažką, kaip ir minėjau, pasiūlymų, pastebėjimų arba norit pasichatinti dėl šitų prekių mano perdavimo ir viską, gal kažką dėl kokpito, tai galima suderinti. Tai komentaras ir pasibendrausim ir tiek. Ir bandysiu videoblogus daryti dabar su 25 kadrų per sekundę. Nes 60 kadrų kaip ir gal faina, bet aš norėčiau, kad tokie dalykai kaip ir daugiau kaip filmo, kaip cinematic kažką ten tokio, kad būtų žmonėms įdomu žiūrėti. Nu, pabandysiu ten porą video tokių padaryti ir pasižiūrėsim, ar man patiks ar ne. Tai tiek, jeigu patiko, like, nepatiko, dislike. Ai, tiesiog, gal man atrodo dislike'o net nėra, ar yra dislike'o. Dabar man neatsimenu. Žodžiu, jeigu naujas, subscribe mano YouTube kanalą ir jeigu senas, tai ačiū visiems, kad žiūri mano video. Bent šiokį tokį video, nu, ką aš beturiu ten, žinai. Tai tiek. Tai pasistengsiu, kaip minėjau, sumontuoti, padaryti daugiau video, daugiau tematikų, nes kaip ir turiu tikrai pasidalinti, bet, sakau, reikia prisiversti, kad kažkaip tai juos nufilmuoti, su mintim padaryti, sumontuoti ir patiekti jums. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjote, tai visiems gero vakaro, ryto ar dienos, kada čia jūs mano šitą video žiūrėjote, visiems iki, greitai pasimatysim kitose video ir Dismonas out.